Būkite pasveikinti, mėly futbolo sirgaliai. Sveikiname su jumis iš LFF Kauno treniruočių centro stadiono. Ir, turbūt jau atsisveikino su ekipa, kurie pradėjo šį sezoną. Čia pavojingas perdavimas ir įvartis. Tomas Gudaitis muša pirmąjį mačo įvartį. Žaisti ne tik atakoje, bet ir neprasižengdami stabdyti varžovų išpuolį. Štai Martynas Džiugas perima kamuolį. Galimybė. Smūgis į vartus. Ir gelbėja komanda. Jau Liepos 9-ąją startuoja ir čia Juodkalnijos Petrovac klubas laukia vilniečių. Klysta Andrijus Popovas ir lygina rezultatą svečiai iš sostinės. 1-1. Ir jau galite įsigyti bilietų į šį mačą. Kalbu apie UEFA konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynes su Juodkalnijos ekipa. O čia Tomas Gudaitis nuošalėje atsiduria. Na ir vėl nėra kas uždaro skersą perdavimą iš aikštelės krašto. O tai daro Tomas Gudaitis. Jo dublis ir triumfuoja B1. Įžaidžia trumpais perdavimais kamuolį B1 futbolininkai. Pavojinga situacija ir Matas Dedura taiso kaista ir danga. Ismailas Elmalky dabar su kamuoliu baudos aikštelėje. Pasižiūrėsime tą garsų į jo 1-1. Gebėjimų turi iš tiesų. Brazilo smūgis nevykęs, reikia pripažinti, bet arbitro švilpukas skelbia B1 pergalę 2-1. Abu įvarčius B1 ekipai pelnė Tomas Gudaitis ir B1 kyla į trečiąją pirmos lygos poziciją. 29 taškai B1 sąskaitoje.